Sibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Aš labai svarbi pergalė jums, tai kokie tiesiog pirmieji įspūdžiai, žinot, po tokių rungtynių. Ganėtinai tikrai sunkios rungtynės, žinom visi, kaip sunku čia žaisti, tiek prieš Partizaną, tiek prieš Lietuvą, bet iš mūsų pusės gal nebuvo pačios kokybiškiausios rungtynės, bet tas noras užsivedimas, vienas kito palaikymas nedingo toje atmosferoje, išsilaikėm visas rungtynės tiesiog. Kaip galėtum, galim sakyti, kad po tų rungtynių su Partizanu buvo padarytos išvados iš tos charakterio pusės, kad atsilaikė tais kritiniais momentais? Kažkiek, manau, buvo, aišku, tų duobelių kažkokių ten neapgalvotos pražangos, tos klaidos kažkiek, aišku, pasiduodam, normaluoja, visas varžybas, sakau, svarbu laimėm. Ir kalbant apie, vis tiek, žinant, kokioje atmosferoje žaista buvo, kokios svarbos rungtynės paimti tą pergalę, ar galim sakyti, kad dar labiau užgrūdina tą komandos charakterį einant į sezono pabaigą? Pažiūrėsim. Šiaip, aišku, čia didelę pergalę laimėjo šitoje arenoje, tikrai Zvezda tikrai žaidžia gerą, kokybišką krepšinį, ypač puolime, tai sunku buvo stabdyti, bet žiūrint toliau, tai nežinau, tiesiog žiūrim vienas varžybas į priekį ir tiek, žiūrėsim kaip tam. Kaip tą rungtynių pabaigą matei, sakim, kaip įvertintum, ar nežinau, kažką panašaus patyręs buvai? Dėl ko? Dėl fanų? Jo, dėl fanų, jo, Zvezdos. Dėl tų su daiktų mėtymų. Nesmagu, kad vyksta, bet ne pirmas kartas čia vyksta. Ir pabaigai pačiam irgi buvo ganėtinai sėkmingos rungtynės, kaip įvertintum savo pasirodymą, tiesiog kaip jautiesi aikštėje? Sunku pasakyti, gynyba šiek tiek prasčiau, bet puolime stengiausi savo progas išnaudoti ir nežinau, suras komandos darbus laidus, sakyti kažkodas ir tiek, nežinau. Visada galima geriau, nebuvo kažkokios kokybiškos labai rungtynės, kaip ir visos komandos realiai, bet sakau, svarbu, kad išlikom kartu ir laimėjom rungtynės. Sibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.